Kaip smagu po kurio laiko sugrįžti į tą pačią vietą ir pamatyti, kad viskas tebėra taip, kaip palikome. Iš kanapių spalio apšiltinta trobelė, labai gerai išsilaikiusi, sienos išdžiūvę, gal dar nepilnai, bet jau tikrai sukietėję. Koks garsas sienų. Dabar ant šitos sienų tepsime apdailinį sluoksnį, taip pat mišinį su kanapių spaliais. Mišinys yra toks ganėtinai grubus, stepamas gan skystas, bet jis kai sudžiūna labai gerai sulipina. Jis turi ir termoizoliacinių savybių, ir hidraulinių savybių. Tai čia yra pirmasis sluoksnis, dailesnė, lygesnė ant viršaus, dar vieną sluoksnį užtepsim. Kai išdžius nuo šito kalkinio mišinio, siena turėtų būti baltos spalvos. Galima gal tuomet dar ir dažyti ant viršaus. Baltos trobos sienos yra labai geras indikatorius dėl kažkokio tai nors erozinio ar kitokio tai poveikio biologinio. Anksčiau kaminus dažydavo baltai su kalkėm, kad matytų, kur kaminas praleidžia. Jeigu pajuoduoja balta vieta, tai ten reikia pataisyti kaminą toj vietoj, kad gaisro nebūtų. Taip ir galbūt su baltom lauko sienom galima jas baltai kalkėmis apdirbti, kad paskui matytųsi, ar ten koks pelėsis, ar kokios samanos žaliuoja, ar kokios kerpės, kas veisiasi. Bet kadangi kalkės yra labai stipri šarminė medžiaga, tai tos sienos turėtų išlikti baltos. Anksčiau darydavo kalkinius tiesiog baltus dažus ir dažydavo žmonės, būdavo pigiausia. Paprasčiausia medžiaga namie susimaišus skystą dažą nutepti. Buvo ir pečiai dažomi, ir sienos.